Penktadienio vakarą Vilniuje BMW važiuojantis Tūkstantmečio gatve Gariūnų link bandė prasiskverti tarp pirmąją ir antrąją eilę važiuojančių mašinų. Vienas BMW ištaškė dvi mašinas. Laimė žmonės nenukentėjo, bet automobiliai gerokai apgadinti. Štai kaip atrodo vienas iš BMW. Na, visa tai įvyko apie 8 val. Vakaro Tūkstantmečio gatvėje netoli Burbiškių. Ir pirminiais duomenimis automobilis BMW bandė prasiskeverti tarp dviejų mašinų. Štai ši važiavo pirmą eilę ir matote, nukentėjo jos šonas, o Opelis važiavo antrą eilę ir jo dešinys šonas nukentėjo. Pasak liudytojų, abiejose mašinose buvo mažamečių vaikų, laimė jie nesužeisti. Jo, važiavo girti, važiavom antrą juostą ir buvo didelis smūgis į šoną ir atsidūrėme tokioje situacijoje. Ir dar nuo to smūgio atitvarus jūs metė, ne? Ne, va šitą BMW metė. Ana, jo. Jo. Pas jūs mašinai, sako, vaikų buvo? Jo, buvo mažametis vaikas, 3 metų. Tenais buvo gal 2 metų vaikas, bet ačiū Dievui viskas tvarkoja. Supratau. O tas daug pripūtė kaltininkas? Tai 2 promilės. Gal jis kažką aiškino, kaip čia viskas nutiko? Neaiškino. Nebendravot su juo? Tiesiog sakė, kad taip atsitiko ir viskas. Aha. Tai va. O jis prisipažino, kad vartojo alkoholį? Jo. O kokiom aplinkybėm šventė kažką? Ne. Nieko nepasakojo. Nesigilino? Nesigilinom. Štai dešinys šonas automobilio, kaip nuvarytas. Ir mašinai, pasak vairuotojo, buvo vaikas. Taip pat vaikas buvo ir kitam nukentėjusiam automobilį. O netrukus pamatysime, kaip atrodo kaltininko mašina. Pasak liudytojų, nuo smūgio jis nulėkė nuo kelio. Štai čia matosi žymės. Važiavo čia šlaitu, nulenkė stulpelį, kurio žymimos trasos komunikacijos tinklų. Kiek pavažiavęs, vėl matosi vėžės. Grįžo į kelią, važiavo toliau. Na ir, kaip pasakojo liudytojai, jau sustojęs po visko, vairuotojas nesitaikė niekur sprukti. Jisai iš pradžių tikino, kad yra blaivus, vėliau vis dėlto prisipažino šiek tiek gėręs. Na ir galiausiai į alkoholio matuoklį įpūtė daugiau nei 1,5 promilės, tai už tokį girtumą jau gresia baudžiamoji atsakomybė. Automobilis bus konfiskuotas, jeigu čia jo mašina, bet nelabai čia vertės jo liko. Štai matome važiuoklę lūžusi, išsiskleidusios pagalbės. Na ir vėlgi pasakojo liudytojai, kad išlipus vairuotojai ir keleiviai pabiro skardinės. Va viena jų mėtosi po mašina ir teigiama, kad keleivis iš vis vos pastovėjo ant kojų. Jis ilgai čia neužsibuvo ir patraukė savais keliais, o vairuotojas sulaikytas ir dabar sėdė policijos automobilyje. Na ir toje atvažiuotų turėtų evakuatorius išvežti kaltininko mašiną.